Labas vakaras, su jumis kanalas TU Dublin TV. Šiandieną mūsų reportažas apie jauną humoristą Pišių, kuris atvyko mūsų palinksminti iš Lietuvos. Renginio organizatoriai kompanija Pra Dublin Entertainment. Pišius mus linksmins Dubline, Red Cow viešbutį. Taigi, šiandieną mes paimsime interviu iš pačio Pišiaus ir sužinosime, patiko jam pas mus Airijai ar ne. Ir paklausime, kokie tolimesni planai. Sveiki, draugai, čia jūsų Pišius. Jau. Mokytoja, klasė, vaikai, antrą pusę bangos išgeri lengvai. Susitinka du karočiai kandai, draugeliai. Tarova, jiem kujova. Kuja. Labas vakaras. Močiutė kaime sudirbu, visko mačius, visokių ilgų, storų kūdų, bet kad su nasilkom įneštų 207 dešrą alaus pūslę, 207 dešrą semkių. Jau, laimė dešrą čia. Kuja. Labas vakaras. Klausyk, berniuks, kas šeimoje geriausias. Prosenelis. To heikštis sako, tai kad nebūna, tai būna. Ir aš Pišiau. Sveiki visi, sveika Airija, sveiki lietuviai, tautiečiai. Kaip gyvenat? Gerai! Kaip tu? Aš normaliai. Barkstonu kaip ir visada, žinai, Lietuvoje, bet... Čia atvažiuok. Tai nežinau, matai, pro retą pramušinėlį, žinai. Sakė, jau ten yra gamykla, ten kokius kopūstus kapotai. Vienu žodžiu, paprašyčiau, aišku, iš karto įsijungkit telefonus. Visų garso? Bent jau garsą, žinau. Pasakysiu taip, kuris neišjungsi telefonų, čia vis tiek girdėsim, tas bus minėtas. Savaitgaliais, kai lietuvis, blėt, ilsisi. Pisnaku vieną savaitgalį, blėt, pagauna auksinę menkę, va tokiam. Pasidėję, net ant žemės. O, kurva galvoja, įsivaizduoti, džiaugtumės, ne auksinį menkę į viso, blėt. O, galvoja, vat restoraną nunešu, iškart parduodu, varnę lietų, žinai. Ta menkė išžiūri, sako, blėt, paleis mane, aš to norą išpildysiu. Nu, kurva, blėt, pistu naku, galvoja, žinai, galvoja, blėt, žaidė tu, visko reikia, man tai visko reikia. Kokui, kai šūdas, ble, o jie dar uždyka, du pusakus paimų, ble, užkaro, žinai. Reiktų kur padėti. Jis galvoja, galvoja. Ble, aš žuvis jau guliu, ble, ten. Tu, ble, greičiau, žinai, eina naktį, ble. Nu, nieko nesugalvoju, taip šiai. Nu, noriu gerai, sako, noriu viskas, noriu, kad man sektųsi. Gerai, sako, menkė, žinai, davai, tau sekasi. Paleido naktį, žinai, namo, pareina, sėdė, kaip vakarė. Galvoja, eik tu naktį, nu, depiltas kurva. Kiaušinis, blėt, asilas, nu, blėt, nu, iš Lietuvos, nu, apipiso kai vaiką, blėt, nu, kokia tau, blemba, norą. Nu, kas tau čia seksis, blėt, ką man tau, tipo, nesiseka ir taip sekasi, eina, naktį, žinai. Nu, pizdu jau jis ten ir pamiršo, išeina, karočių Dublinė, eina, žinai, centrų, blėt. Kur žiūri ant grindų, blėt, žinai, nu, ant grindinio, blėt, 50 eurų guli. Galvoju, kad bibi čia, kurva, tau nesąmonė, galvoju, bet kažkas festivaltė daro. Prieina, žinai, prie tų eurų, ble, žmonių nėra nieko. Kurva, tikri, ble, žinai, kujiena, ble, galvoju, ble, gal ir sekasi. Žiūri, žiūri, kas žino, ble. Nu, va, galvoja, patikrysim dabar, ble, žinai, radau šaibų,
O, jeigu sekasi, blėt, tai nueinu į kazino, ant 33 ruletės užlėtų, jeigu sekasi laimėsiu. Nu, eina į tą ruletę, aš kartą bėgau 33. 33 nakui, žinai. Ahujena laimėjo, bet ten 10 laimi, blėt, 7 tašėm į tą krūvinę, žinai. Labą dieną, čia tik užėjo, čia pinigų. Labas, sako Petrai, blėt, 100 metų. Geriausia draugė vaikystės, blėt, sūkų direktorina. Nu, tas galvoja, nu čia, blėt, ir sekasi. Labas, sako, kaip tu, aš, sako, šaibų turiu, noriu čia biškį, žinai, atsipalai. Baig, tu, Petrai, sako, naku, man nereik tikrai tavo šaibų, sako, tu mano draugas, čia tau viskas uždyka. Blėt, tai kurgi tau nesėkmė? Jis tą geria valgo, blėt, bobos tik laksto, žinai, sustato visas tas, blėt, kurvytės, blėt, aš jos pizėlėlė. Nu, kurva turi būt lėlė graži. Kad jam visi nesąmonės kokius. Nesąmonės ir nakaliavai gali padaryti. Nu, jisai taip, žinai, žiūri, blėt, visas, taip žiūri, žinai, blėt, visos geras. Nu, ir jam diena, blėt, užstringa, nu, Indija, blėt, stovi su taškum kaktos. Nu, jis galvoja, nu, furva, blėt, o tokios netisės. Davai, blė, už rankos nusivedė į viršų, atriūrino, belėm, kaip ten, žinai, išvartė, nafu, taip, nu, rūko, blėt, prie lango. Galvoja, tu, nafu, blėt, kaip sekasi. Ahui, o dabar tai pagyvensiu, blėt. Žiūrės į tą Indiją, ta, žinai, gražytum, rengėsi, blėt. Žiūrė, nu, blėt, nichuja nepatė. Nieko, sako, šaibų yra, blėt, grįšim nuo operuosim, žinai. O to taip stovi, blėt, taip iš kišenės. Na, tu kas, nu, blėt, brūkštai čia, o kurva, trinasi, blėt. Trinė, dar Žigulį laimėjo. Sekasi, blėt. Nu, blėt, Petriukas sėdi gale, blėt, kur mūžnai klasėje, ten visi užsiėmė, o tas tušinuką, blėt. Mokytojas sėdi, Petriuk, baig! Petriuk, baig! Mokytoja! Kas yra, blėt, sako? Žiūrėkit, mokytoja, nu va, protinga moteris, na, mokot, tušinukas, taip, vyriškos giminės. Mokytoja, taip. O širdelė moteriškos? Nu taip, sako Petriuk, o kas yra? Tai kodėl, sako, spaudau ir mažų tušinukų nėra? Mokytoja žiūri į Petriuką, sako, nu atrodo toks blemba protingas apsimetė, taigi spiralė įdėta. Blėt, prezervatyvų tas, nu kokių, nu kad būtų, sako, tokį greitikį Ferrari, sako, patikimi kai Volvo, nu, sako, tokie geri kaip Lamborghini, turit tokių. Tas taip stovi, štai žiūrime. Stalčio didelį išimė pačioką padėjo stalo vasarą. Tos Piteras žiūri, tos sako, ai, čia sako tokie kaip Ferrari greiti, ten kaip Lamborghini, sako, kai Volvo, ne? Tas taip žiūri, tą Pidarastą sako, ne, nu gal ir ne tokie ten greiti, žinai, hujeni. Nu, sako, per šūdą eis kaip Landroveris. Hujeni prizai milijonai, žinai. Nu eina taip, kai eilinį kartą, blei, parduotuvę, net su Maksima, kas ten, blei. Padarė taip, fremą pradavė, tą ten paėmė, žinai, pratraukė. 17 milį. Tas nahui stvėrė, blėt, namo kampais, kurva, kiharė, parlėkė, žinai. Tai turės įspyrė, bėgo į chatą, bobo, kas, blėt, atsiliko. Ai, sako, dėkis, blėt, daiktus. 17 limonų įpisau. Oi, blėt! Aš sakiau, kad mes dar pagyvensim kažkada, blėt! Pisa rankų, nežinau, ką daryti, žinai. Nubėgo į kambarį kurvas pintas, tik atsidarė lagaminus, netė, tik pisa rūpų, žinai, mėto, blėt, daiktus dėda. O kokius brangus vis dėt daiktus, sako, o kur varom, sako, blėt, žieminius, vasarinius dėt. Tu suka dėk visus ir pis nakų iš čia. Stepas, mes ranką, koją, visos už špagatų, tai tik nahui, pizda prie grindų prilipo. Pizda, žinai, kad ten priškišė.
Niekaip, nahu, kai vakumas, blėt. Prisnardė, kur, kojas, blėt, jau neskauda, taranko. Panika, švipas ir tarana. Vyrai, grįžta, blėt, kartą atrakina, blėt, įeina. Tu ką čia sako, huijėlis, ką čia ten nugai, du debiliai suskėtus. Pas debilas, davai. Nematai, net pizda prilipo. Daryk, kad nors tu vyras. Pizdė, sako, ką aš žinau, blėt, laužtuvą nešk. Tas krūvykis sandėliuko, blėt, su laužtu ateina pupaniko, tada laigas. Vadėsat, niekaip, kurva, taip, blėt, privarės, blėt, pizda. Tas, na, tu vergi, blėt, daryk kažką. Nežinau, sako, ką, blėt, skambink santechnikui. Nahui, sako, tam santechnikui skambink. O jie visų galų meistrai žinos, ką daryt, blėt, tai ne tu, nahui. Gerai, kas, blėt, santechniką iškviečia. Ateina santechnikas, taip žinai. Mato situaciją, įrankis paliko prie durų, užeina. Ta ten apsiverkus, apsisnargliau, žinai. Nieko, prieina, taip įgis įtraukia, daužo per srutinatą. Tas pirmo, kai šoko vyras, aš tau pidurė, mano bolą užmuš. Palau, blėt, sako, nieko nesupranti, nahui. Žiūrėk, sako, blėt. Padaužysiu biškį, sako, biguku, blėt. Susijaudint, sako, atsiras sutepimas. Paimsim dviesę į vonę, nustumsim, su plytele kelsim. Sveikas atvykęs į Airę. Sakyk, ką gali pasakyti apie mūsų šiltą, gražą airišką orą? Nu ką, matot, labas ir tau. Ką aš atvykau į Airiją, matai, šiltas, gražus oras. Lietuva, aišku, jisai gražesnis, bet aš manau, kad ir čia gali gyventi kaip normaliai. Nu, nėra jis toks blogas. Manau, kad, ant miego biškį traukė mane toks debesuotumas šitą, tie lietus, bet viskas tvarkoja, mane šalta. Tvarkingai jaučiuosi, viskas gerai. Ačiū, Pišiu. Sakyk, dabar labai man taip įdomu, manau, ir visiems žiūrom, iš kur atsirado tas būtent Pišius? Tas Pišius čia manęs visi klausinėjo, iš kur čia kas, dėl ko, čia taip varto ten kažką, žmonės galvoja. Aš tiesiog sakau, buvau vaikas, kažkas davė, didesni bernai davė tokią kličkę Pišius, ir viskas, ir taip ir liko, ir ką žinau, aš net pas nežinau, iš kur ten kas, kaip ten kas, tiesiog Pišius esu ir viskas, aš nežinau pats, Pišius. Koncertuoji Airijai pirmą kartą. Ką galėtum pasakyti apie publiką? Kaip tave priėmė? Kaip viskas praėjo? Pirmą kartą čia ir iš vis pirmą kartą aš esu Airijoje, čia ne tai, kad koncertuoju, o publika gerai, labai, nežinau, man labai patiko iš tikrųjų, manau, kad vienas iš šilčiausių buvo mano priėmimų kažkur, kur aš esu dalyvavęs, tiesiog aišku, čia aš ir randu tarp bendrų pažįstamų ir ten esu, vis tiek yra ir tų lietuvių ir daug ir iš mano miesto ir ką. Tiesiog galiu pasakyti, man labai, man asmeniškai pačiam labai tikrai patiko čia pabūti. Aš manau, kad žiūrovams irgi labai patiko, nes tikrai salė visa plojo, juokėsi, labai gerai viskas pavyko, tikrai moki gerų juokelių. O sakyk, tavo gyvenime vis tiek buvo tokių juokingų gyvenimiškų situacijų, taip? Paverstum kažkokią kaip anekdotą? Žinai, mano buvo, mane pastoviai yra visokių situacijų, aš dabar matai, jeigu čia norėčiau pasakoti, dabar aš čia galėčiau visko. Taip, pas mane pilna yra tų visų... Viena labiausiai įsimintiniausia, tokia, kad tikrai buvo taip mirk iš juoko. Ką aš žinau, aš tokių laiko, jeigu turim, aš galiu papasakoti. Turim šiek tiek minutę dvi. Minutę dvi. Ką aš žinau tokios juokingos, apie save, tarkim, situaciją, tai aš tokią labai gerą žinau, atsimenu, tarkim, su manim, kai buvo, kai aš dar čia jokių tokių, vienu žodžiu, buvau Pišius, bet niekas nežinojo. Turėjau ten mergaitę, mes vienu žodžiu nuvažiavom ten į Gariūnus. Apsipirk kaip su šeima jos, viskas tvarkoj.
Tiesiog nuvažiuojam, tėvus paliekam ten kažkur, ten mes atskirai, aišku, vaikštom ir ten vaikštom gariūnuose, ten žiūrim krūvą žmonių, kažkas ten vyksta, kažkoks bardakas, aišku, iš karto tysiu už rankos einam, pažiūrėsim, kas ten yra. Nu, davai, einam. Pažiūrim, ten stovi du žmonės, vienas šiaip stovi, ten kokie rusai, nežinau, baltarusiai, esmė tame, vienas stovi šiaip, paskui, vienu žodžiu, kitas laiko rankoje tokius du Mickey Mouse'us popierinius, nu, žinos čia tie lietuviai, kas yra tie Mickey Mouse'ai. Peliukas Mikis ir peliukė Mikienė ten. Ir vienu žodžiu, ten, blėt, kojos kaip iš vilnonių siūlų, ten, nežinau, ten batai padaryti, tokie iš gumų, ten, vienu žodžiu, visas popierinis. O ten esmė kame, visi žmonės ten rėkia, šaukia, mes tai žiūrim, kas ten vyksta, o tenais jie pardavinėja tos Mickey Mouse'us, ten yra pakelis toks supakuotas. Ten didelė tašė stovinai pustuštė, ten mes žiūrim, ten visi perka, o ten taip yra, stovi radija ir, karoči, ten į tą radiją tos Mickey Mouse'us vienas patrina, sako, čia radijom bangom, tipo, jie šoka, blemba, nu visi žiūri, kaip čia šoka, nu nesąmonė, jis juos paleidžia, o jie šoka, taip, ore. Plium, blėt, visi žiūri, ten žmonės pirkinėja, ten, nu, nuo mago šoka. Kai muzika groja, maga išjungia, jie nebešoka, nukrenta, žinai. O mes ten, žinai, merga, man davai, blėt, perkam, aš ten tik pastvėriau iš nagų, ten už 10 litų davėm, viskas, kažkas dar man ten reikia, davai, čia mano, nesko, viskas jo. Man sako, tolka na solnце не держи, slamaitsa. Aš iš karto, blėt, į tašę kišu tenais į rūbus kažkur ten, kad ant saulės nelaikyti, jau suprantu, mergau, mes patenkinti, grįšim, parodysim bairį tėvam. Aš iš karto grįžtam iš Vilniaus, ten chatoje, nu, namie, sueinamės, tėvas iškart pasodinam, ten viską, žiūrėkit, ten tėvas normalus, ten sėdi žiūri, mama, nu, magą atsinešam, ten tuos Mickey Mouse'us, įsiplėšim, ten į magą patrinu, įjungęs muziką, paleidžiu, blėt, nukrenta, guli. Aišku, tėvai žiūri. Tėvas ten į motką, viens įgydo, tuoj, dar patrinam, paleidžiu, blėt, vėl guli. Ja, nesuprantu, merga sako, gal kilimas maišo, nu, aš kaip irgi durnelis toks dar jaunas, tą kilimą, čia vėl maga, čia vėl patrinu, vėl guli. Vienu žodžiu, taip gavosi, kad tėvas paduoda man žilką, sako, imk, sako, čia instrukciją paskaitė, sako, imk dar žilką, sakau, tai kam tas žilko, ten gaunasi taip, tie Mickey Mouse'ai su kilpa viršui galvos. Ir ten žilką perverta, plona žilkytė, reiškia, vienas galas kažkur pririštas, kitą galą laiko vienas žmogus. Jis tą žilką tampo, jo, gali atleisti, ją gali ten kaip nori. O tas vienas jis atleidžia, tarkim, jis ten vienas ten rankose laiko, patrintą magą paleidžia, jis patempia ir tampo, ir jie ten šoka, o visi, nu, niesgi to nematė. Tai vienu žodžiu, nu, vienas iš didesnių tokių pasijutimų asilų, nu, tokia istorija, žinai, tikra, nu, čia tikrai anekdotas, nu, čia reiktų kitaip, žinai. Čia gaunasi tikrai va toksai tikras anekdotas. Jį pavertus jau taip, apgavo taip, lygioj vietoj ir ta esmė kame. Tu negali, pavyzdžiui, tam žmogui parnešti atgal ir pasakyti, kad va, ką tu čia mane ten apgavai, ne, davai pinigus, tai gal jis tau sakys, ką aš tave apgavau. Taigi instrukcija yra, viskas yra, ne, po kelią įsiplėši, kas tau dar negerai. Nu taip, be abejo. Tai aš nemanau, kad ten kažkas ėjo ir aiškinosi. Aš manau, kad ten kas, jeigu tą tašę visą išpirko, ten tikrai daug pinigų buvo, bet aš manau, kad kiekvienas tikrai juokėsi ir atsimena kaip po šiolį šitą baimę. Pas daugelį žmonių yra scenos baimė. Sakyk, ar pas tai tokia buvo, ar liko, ar jau nebėra? Ne, tai žinau, kad buvo. Ne, jinai visą laiką turbūt kažkiek jinai išlieka galbūt, bet su kiekvienu kartu tu kažką kada darai, taip ten vienur tiek žmonių, kitur tiek būna, ten daugiau, mažiau. Tiesiog, nu ką padarysi, nu jinai visą laiką gal bus, ten biškutį padirbės ir praeis. Papasakok savo patį pirmą išėjimą į sceną, kur tave stebi žmonės, tavęs laukia ir žiūri, ką tu parodysi. Kaip tai buvo? Ne, tai matai, čia tas pas pirmas, aš kažkada dalyvavau LNK laidoj prieš kokią, nežinau, 8 metus, ten anekdotų buvo čempionatas, aš ten pirmą vietą laimėjau, tai čia būtų kaip ir pirmas, bet vat kaip Pišiaus tas pirmas išėjimas, nu tai čia buvo, aš nežinau, jeigu taip va, jau, tarkim, apmokamas ir žmonėm, kurie, tarkim, ne mano draugai, tai Kaune buvo, viskas labai gerai buvo, nežinau, tikrai gerai. Ačiū, Pišiau. Sakyk, ką palinkėsi Airijos visiems žiūrovom, kurie susirinko, kurie stebės tave per televizorių, kurie domėsis tavim, ką jiem palinkėsi, būtent Airijai? Nu ką, aš tai noriu palinkėti, kaip ir visiems lietuviam, vienu žodžiu, užsienį, kad niekada nepamirštų, kad jis tikrai yra lietuvis, ten spjaus, nespjaus į savo šalį, nu,
ką padarysi, čia turbūt neįs kaltas, kad jam reikia išvažiuoti kažkur pinigų uždirbti. Aš tiesiog palinkėčiau būt lietuviais, išlikti jais, Pišių visą laiką klausyti ir tiesiog stengtis laiką būti kuo geriau, būti kuo geresniu, kad ir čia. Tarkim, gero oro galiu tikrai palinkėti čia, nes trūksta. Lietuvoje jis yra geresnis. Ačiū, Pišiau. Mes linkime tau pačios geriausios kloties tavo karjerai. Labai ačiū už gerą juoką ir tuo pačiu labai tikimės, kad tu dar sugrįši pas mus ir dar palinksmėsi su naujais juokais, su senais juokais, bet bus linksma taip kaip šį vakarą. Taip, ačiū visų pirma jums ir ačiū Airijai, ačiū visiems lietuviams, kas neklausė, man viskas čia patiko, aš tikrai patenkintas viskuo, tiesiog aš pats noriu čia dar kartą sugrįžti, kad mane dar kažkas paklausytų, aš stengsiuosi tai padaryti ir tiesiog, ką aš galiu pasakyti, laukite. Žinai, kaip mes čia užsienį, aš irgi moku, tai vienu žodžiu, čia buvo Pišius, specialiai to Dublin TV. Ir ką, iki. Aš tikiu, kad mes dar pasimatysim čia, Airijoje. Ačiū jum. Mes irgi tikim. Ačiū, Pišiau. Ačiū ir tau, ir Airijai. Iki. Tai tiek šiandieną mes jums norėjome parodyti, tikėkime, kad jums labai patiko ir jūs to mėgavotės. Linkime jums, mėly žiūrovai, karštų vasaros saulės spindulių, šiltų vakarų ir kuo linksmiausias nuotaikos. Su jumis buvo Giedrė Kevličiūtė, specialiai to Dublin TV.